Susitikimas su tais, kuriuos myli, yra viena nuostabiausių patirčių šioje žemėje. Pažįstamas veidas, raminantis balsas, paguodos glėbys. Bet įsivaizduokite, ką reikštų susitikti žmogų, su kuriuo manėte išsiskyrę visiems laikams. Ne šiaip pakeitę darbovietę ar persikraustę gyventi kitur, bet išsiskyrę taip, kad jau manėte, jog to asmens nebepamatysite niekada daugiau. Kai prisimename draugus ar artimuosius, kurių esame netekę, labai sunku suvokti, kad jų nebėra. Kad ir kaip žmonės stengiasi, nei medicinos, nei pramonės pažanga negali užkirsti kelio mirčiai. Kūnas, panašiai kaip pastatas, vieną dieną tiesiog sugriūna, o galiausiai ir visiškai suyra. Tik vienas žmogus istorijoje parodė visišką galią ir valdžią mirčiai. Jis iš anksto tiksliai žinojo, kaip ir kada jį ištiks mirtis. Negana to, jis nekartą skelbė prisikelsęs trečią dieną po mirties. Jis pradėjo juos mokyti, jog žmogaus sūnus turės daug iškentėti, būti atmestas vyresniųjų, aukštųjų kunigų bei rašto žinovų, nužudytas ir po 3 dienų prisikelti. Jis sakė jiems, žmogaus sūnus bus atiduotas į žmonių rankas ir jie nužudys jį. Nužudytas jis po 3 dienų prisikels. Vėl pasišaukęs 12 pradėjo jiems sakyti, kas jo laukia. Štai einame į Jeruzalę, ir žmogaus sūnus bus išduotas aukštiesiems kunigams ir rašto žinovams. Jie nuteis jį mirti ir atiduos pagonims. Tie tyčiosis iš jo, apspjaudys, nuplaks ir nukryžiuos. Ir 3 dieną jis prisikels. Tai labai reikšmingi žodžiai, nes jeigu Jėzus iš anksto numatė savo likimą, prisikėlimą iš mirties, vadinasi, jis yra patikimas. Jis nemelagis ir nebeprotis. Tai įrodo, kad galime Jėzumi pasikliauti, be to, kad net ir mirties akivaizdoje yra viltis. Jei Jėzus iš tiesų prisikėlė iš numirusiųjų, mes irgi galime būti prikelti. Tačiau jei Jėzus klydo, tuomet krikščionybė paremta melu. Iš kur žinoti, kad stulbinantis Jėzus pareiškimas yra tiesa? Pirmiausia, turime sužinoti, ar Jėzus iš tikro mirė. Savo pasakojimo apie Jėzaus mirtį pabaigoje, Morkus sutelkė dėmesį į 3 moteris, stebėjusias Jėzaus kančią ir mirtį. Jos ne tik matė, kaip jis mirė, 2 iš jų stebėjo, kaip jis buvo palaidotas. Morkus pasakoja. Marija Magdalietė ir Marija, Jozės motina, matė, kur jis buvo palaidotas. Jos visiškai nedvejoja, ką daryti. Tinkamiausia vieta Jėzui tuo metu atrodo tik tai kapas. Vėliau skaitome apie tai, jog jos nupirko kvepalų, kad nuėjusios galėtų Jėzų patepti. Tie kvepalai buvo skirti balzamuoti mirusiuosius. Tokių kvepalų nepirktum, jei nuėjęs nesitikėtum rasti lavono. Verta pastebėti, kad dėl Jėzaus mirties buvo tikros ne tik moterys. Vakarui atėjus, atvyko Juozapas iš Arimatėjos, garbingas teismo tarybos narys, kuris irgi laukė Dievo karalystės. Jis drąsiai nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. Pilotas nustebo, argi jau būtų miręs. Jis pasišaukė šimtininką ir paklausė, ar Jėzus jau miręs. Sužinojęs tai iš šimtininko, jis atidavė Juozapui kūną. Buvo neįprasta, kad nukryžiuotasis taip greitai mirtų. Taigi romėnų valdytojas Poncijus Pilotas apklausė šimtininką. Šimtininkas patvirtina, kad taip, Jėzus tikrai miręs. Romėnai pasižymėjo įvairiausiais talentais, tačiau žudymo srityje jie buvo tikri ekspertai. Jei jau šimtininkas pasakydavo, kad žmogus miręs, tai jis tikrai būdavo miręs. Patikėjęs šimtininko žodžiais, Pilotas leidžia Juozapui nuimti lavoną nuo kryžiaus. Juozapas nupirko drobulę, nuėmė Jėzų nuo kryžiaus, įvyniojo į drobulę, paguldė jį kape, kuris buvo iškaltas uoloje, ir užritino angą akmeniu. Juozapas asmeniškai nuima lavoną nuo kryžiaus, įvynioja į drobulę ir paguldo kape, kurio angą paskui užritina didžiuliu, sunkiu akmeniu. Jis nepastebi jokių ženklų, bylojančių, kad kūnas dar gyvas. Visi faktai vieningai byloja, kad Jėzus buvo miręs. Mokiniai patikėjo, kad daugiau niekada nebepamatys Jėzaus gyvo.
Kitaip tariant, Poncijus Pilotas, šimtininkas, Juozapas iš Arimatėjos ir moterys, visi buvo visiškai tikri, kad Jėzus miręs. Visi ženklai vieningai rodo faktą, kad Jėzus tuo metu buvo negyvas. Mokiniai mano, kad niekada gyvenime nebepamatys Jėzaus. Tačiau tuo Evangelija pagal Morkų nesibaigia. Morkus aprašo, kas nutinka prabėgus 36 valandoms po Jėzaus mirties, ankstų sekmadienio rytą. Sabatui praėjus, Marija Magdalietė, Marija Jokūbo motina ir Salomė nupirko kvepalų, kad nuėjusios galėtų Jėzų patepti. Labai anksti, pirmąją savaitės dieną, saulei tekant, jos atėjo prie kapo ir kalbėjosi tarp savęs. Kas mums nuritins akmenį nuo kapo angos? Pasibaigus žydų šventadieniui, moteris sugrįžta prie kapo, kuriame vos prieš 36 valandas buvo paguldytas lavonas. Tačiau čia jų laukia 2 stiprūs smūgiai. Bet pažvelgusios pamatė, kad akmuo nuristas, o jis buvo labai didelis. Įėjusios į kapo rūsį išvydo dešinėje sėdintį jaunuolį ilgais baltais drabužiais ir nustėro. Pirmas smūgis. Į šalį nuristas didžiulis sunkus akmuo. Jis turėjo uždengti kapo angą, bet buvo kažkieno nuristas. Antras smūgis moterų laukė kapo viduje. Jėzaus nesimato. Vietoj jo moteris pamato baltai vilkintį jaunuolį. Jis pasako, kad Jėzaus ten nėra. Jis joms tarė, neišsigąskite, jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazariečio. Jis prisikėlė. Jo čia nebėra. Štai vieta, kur jį buvo paguldę. Eikite, pasakykite jo mokiniams ir Petrui. Jis eina pirma jūsų į Galilėją. Ten jį pamatysite, kaip jis yra jums sakęs. Tas, kurio jie manė netekę amžiams, kurio nebesitikėjo daugiau pamatyti, jau laukė jų Galilėjoje. Ten, kur jie pirmą kartą susitiko, kur viskas ir prasidėjo. Kiti Biblijoje užfiksuoti pasakojimai byloja apie mažiausiai 10 įvykių, kai Jėzus pasirodė savo mokiniams po mirties. Dar skaitome ir apie tai, kad vienu metu Jėzų matė daugiau kaip 500 žmonių. Taigi jis nebuvo nei šmėkla, nei haliucinacija. Jėzus turėjo fizinį kūną, jis valgė ir gėrė, kalbėjo ir leidosi paliečiamas. Po daugelio metų nemažai mokinių su džiaugsmu mirė dėl savo tikėjimo vien todėl, kad tvirtai, be menkiausios abejonės žinojo, jog Jėzus iš tiesų prisikėlė. Ta įvykį jie matė savo akimis, tad joks grasinimas ar kankinimas neprivertė jų įsižadėti to, ką jie žinojo esant tiesą. Mokiniai savo akimis regėjo Jėzų triumfuojantį mirties akivaizdoje. Mirtis daugiau nebekėlė jiems baimės ir nebeturėjo galios. Morkus neturi jokių iliuzijų ir suvokia, kad toks pareiškimas skambės beprotiškai. Jis nevengia kalbėti apie tai, kaip jiems buvo sunku patikėti tuo, kas nutiko. Tiesą sakant, jis rašo, jos skubiai išėjo ir nubėgo nuo kapo, nes drebėjo ir buvo apstulbusios. Persigandusios, jos niekam nieko nesakė. Nepaisant to, kad Jėzus ne kartą iš anksto perspėjo, jog taip turi nutikti, moterims tai vis tiek buvo labai sunku suprasti ir priimti. Tikėtina, kad tai priimti sunku ir jums. Gali kilti pagunda pamiršti įrodymus apie tai, kas yra Jėzus ir ką jis prižadėjo padaryti. Pirma mūsų, kaip ir moterų reakcija, gali būti noras bėgti ir niekam nieko nepasakoti. Tačiau kaip mirtis nebuvo pabaiga Jėzui, taip ji nebus pabaiga ir mums. Prisiminkite kape sėdėjusių jaunuolio žodžius. Jis liepė moterims pasakyti mokiniams. Jis eina pirma jūsų į Galilėją. Ten jį pamatysite, kaip jis yra jums sakęs. Ne tik mokiniai regės prisikėlusi Jėzų. Jūs taip pat. Apaštalų darbų 17 skyriuje 31 eilutėje rašoma. Nes jis, Dievas, nustatė dieną, kada teisingai teis visą pasaulį per žmogų, kurį paskyrė ir visiems už jį laidavo, prikeldamas jį iš numirusių. Kitaip tariant, visų mūsų laukia teismo diena. Prisikėlimas garantuoja, kad ateis diena, kai visi būsime prikelti iš numirusiųjų fizinėme kūne. Ta diena Jėzus bus mūsų teisėjas. Vienintelis klausimas, ar esame pasiruošę su juo susitikti? Vienas žmogus, kuris tikrai to nesitikėjo, buvo Petras. Žvejys iš Galilėjos, vienas artimiausių Jėzaus mokinių, padėjęs Morkui užrašyti Evangeliją.
Petras buvo tas mokinys, kuris anksčiau kritikavo Jėzų dėl to, kad tas pranašavo apie savo mirtį ir prisikėlimą, kuris užsnūdo tada, kai Jėzus liepė budėti, kuris buvo sakęs Jėzui, jei man reikėtų net mirti su tavimi, aš vis tiek tavęs neišsiginsiu. O paskui tą pačią naktį Petras išsigynė Jėzaus. Ir ne vieną, o net 3 kartus. Žinome, kad Petrą labai prislėgė sunki šios nuodėmės našta. Morkus pasakoja, kad išsigynęs Jėzaus 3. kartą, Petras atsiminė, ką jam sakė Jėzus. Gaidžiui nei 2 kart nepragydus, tu 3 kartus manęs išsiginsi. Tai prisiminęs, jis pravirko. Petras verkė todėl, kad žinojo, jog jį prisivijo jo nuodėmė. Jis suprato, kad niekaip neištaisys padarytos žalos. O dabar prisiminkite, ką kalbėjo jaunuolis kape Jėzui jau prisikėlus. Eikite, pasakykite jo mokiniams ir Petrui. Jis eina pirma jūsų į Galilėją. Ten jį pamatysite, kaip jis yra jums sakęs. Kokia graži smulkmena. Miręs, kad išpirktų kaltę už nuodėmes ir prisikėlęs iš mirties, kad įrodytų, jo kaltė už nuodėmes tikrai išpirkta, Jėzus nori, kad Petras žinotų, nesas kokia nors išimtis. Jei pasikliaus Jėzumi, tai visos nuodėmes, bet koks išsiginimas, bet kokia nesėkmė mylėti Dievą kaip reikia, bus visiškai atleista. Ir bičiuliai vėl susitiks. Pirmosios laidotuvės, kurioms vadovavau, vyko, kai mirė muzikantas Stuartas Spenceris. Jis mirė nuo leukemijos nesulaukęs nei 40. Aplankiau jį likus 3 dienoms iki mirties. Kaip gyvas nepamiršiu to susitikimo. Mane apėmė stiprus jausmai, nepagalvojęs leptelėjau. Stuartai, kaip jaučiasi žmogus, kai jam reikia mirti? Niekada nepamiršiu jo atsakymo. Riko, Kristus prisikėlė. Prisikėlimas tau neabejotinai brangus, tačiau aš prieš Dievą stovėsiu jau po kelių dienų. Ar bent nutuoki, koks brangus man yra prisikėlimas? Stuartas suvokė esąs nusidėjėlis, kaip Petras, kaip tu ir aš. Tačiau lygiai taip pat tvirtai jis žinojo ir tai, kad Kristus mirė ir prisikėlė dėl nusidėjėlių. Todėl jis žinojo, kas jo laukia po mirties. Tikras fizinis prikeltas kūnas, kuris valgys ir gers, kalbės ir bus juntamas. Kūnas, kuris daugiau niekada nepatirs skausmo, sielvarto, ligos ar sugedimo. Jis taip pat žinojo, koks asmuo jo laukia ir nori jį pasitikti. Pažįstamas veidas, raminantis balsas, paguodos glėbys. Nei neabejodamas mirusiųjų prisikėlimu, Stuartas mirdamas galėjo džiugiai ir ramiai pasitikėti Jėzumi. O tu gali?